Informaciją apie gaisrą gavom prieš 8 valandas ryto. Degimas buvo pastato viduje, pranešė įmonės darbuotojas. Bent jau pirminiais duomenimis gavom tokią informaciją iš bendrojo pagalbos centro. Ir iš tikrųjų iš mūsų patirties toks gaisro gesinimas tikrai gali užsitęsti ne 1 valandą. Didžiausias pavojus matyt, nekalbant apie tai, kad ačiū Dievui gaisro aukų šioje vietoje pavyko išvengti, žuvusių ir traumuotų informacijos neturim, bet sklinda galimai pavojingi dūmai ir juda Gariūnų turgavietės kryptimi. Intensyviai dirbam ir su Gariūnų turgaviete, kalbam apie šias grėsmes. Taip pat buvo išplatintas ir perspėjimo pranešimas aplinkiniams rajonams apie tai, kad yra vis tik galima grėsmė dėl iš gaisravietės kylančių dūmų. Situacija yra tokia, kad gaisro gesinimo yra pasitelkta daugiau negu 10 automobilinių cisternų, iš viso 17 įvairios gaisro gesinimo ir pagalbinės įrangos. Gaisravietė yra apie 60 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesių gelbėtojų, pareigūnų, vadovaujančių gaisro gesinimui. Taip pat yra aplinkosaugininkai, medikai, policijos pareigūnai saugantis perimetrą, bendradarbiavim su įmonės atstovais ir tęsiamas gaisro lokalizavimas. Gal kažkokios aiškėja priežastis, ar dar čia visiškai niekas? Ne, kol kas priežasčių nežinome ir vietoje yra mūsų budintys pareigūnai, kurie renka informaciją, taip pat yra policijos pareigūnai, su jais bendradarbiaujam, bet liktai degimas prasidėjo, kai mes atvykome, mes jau matėm degantį pastatą, tai tokia yra informacija šiai minutė. Bet degimas iš vidaus prasidėjo? Nesunku, mums jau atvykus degimas jau buvo viduje, o ar čia jis viduje prasidėjo, ar kažkiek iš išorės, nes matom, čia yra surūšiuotos atliekos, buitinės atliekos tiek viduje pastato, kur ir vyksta tas rūšiavimas, tiek pastato išorėje. Tad tos detalės dar bus labai svarbios, bet greičiausiai bus vėliau po gaisro gesinimo išsiaiškintos. Bet jau gaisro plitimą pavyko sustabdyti, ar kokia situacija dabar, stadija gesinimo? Lokalizacija yra tas momentas, kai mes turim pakankamai pajėgų ir gaisro plitimą sustabdome. Kol kas lokalizacijos nėra paskelbta ir gaisro gesinimo lokalizacija dar nėra paskelbta. Vadinasi, dar kovojame ir plotas yra gana didžiulis, todėl iš tikrųjų sudėtinga ir patekti į vidų, sudėtinga ir privažiuoti ir aišku, vandens trūkumas, kaip visada, tokio didelio gaisro arba tiksliau poreikis didžiulis, yra daug vandens kiekio, todėl visi šitie faktoriai lemia, kad taip greitai ir taip staiga tokį didžiulį atliekų kiekį mums nėra lengva užgesinti iš pat karto.